teorija nėra taip sunku, tad pasižiūrime, kaip aš išmokčiau, pavyzdžiui, kelių ženklinimą per valandą laiko. Man artėja egzaminas, aš sprendžiuosi tuos testukus, bet vis dar kažkaip užkliūna būtent kelių ženklinimas, tačiau tai yra vos keli puslapiai kelių eismo taisyklių. Žiūrime, per kiek laiko galėčiau speedruninti visą šitą kursą. Pirmiausia, reikia man pasidaryti testuką ir žiūrime, kiek aš gaučiau iš jo be visų žinių. Mes turime tokį dalyką kaip kelių ženklai ir žymėjimas, kaip visiškai atskirą temą, kurią galim pradėti mokyti. Aš ką tik pažiūrėjau, kaip atrodo ta knygutė, jūs matėte, kaip ten surašyta informacija. Kas čia? Sprendžiusi iš sunkiausių temos klausimų, aš jums atsakymą net neduosiu, kadangi aš gerbiu savo orumą. Ir kadangi vieni žmonės sako, kad reikia mokytis tik iš knygutės, kiti žmonės sako, kad knygutės net neatsivertė ir viską mokysi tik iš testų, aš padarysiu vidurinį variantą, tai ką tik išsprendžiu testus ir dabar skaitausi knygutę. Ir po to, kai pusę valandos pasimokiau padriką teoriją, dabar pasitikiu savim šiek tiek labiau, aš jau perskaičiau beveik viską, ties kuo dariau klaidas. Pirmiausia, gavau 33% žiūrų tikriausiai dabar. Palyginus tai so far 11 klausimų ir aš padariau tik 2 klaidas. 11 valandą apsisukti galėsiu. Kitas klausimas, kuris būtent nulems mano rezultatą. Pala. Gau 7%. Po 33 aš gau 7. Vos vieną kartą perskaičiau kelių eismo taisyklės. Čia yra greit. Asmeniškai prieš šitą aš buvau alergiška šitai knygutei, ant kiek mane ji užknisdavo. Ne, pasirodo viskas yra gerai, tiesiog reikia žinoti, ką skaityti. Jau apie mano kelionę su kelių eismo taisyklėmis galėsite rasti mano Instagrame knyguolis. Užsukit.